Sveiki gyvi, su jumis sveikinasi laida Renkuosi knygą ir aš Audrius Ožalas. Šiandien pristatysiu išties įdomią išskirtinę knygą. Tai Ruf Ozeki kūrinys knyga Laiko būčiai, kurį lietuvių kalba išleido leidykla Baltos lankos, o į lietuvių kalbą vertė Nijolė Regina Hijanienė. Ši autorė yra amerikiečių japonų kilmės rašytoja, režisierė, dėstytoja, o taip pat ir dzenbudistė vienuolė. Pastarasis faktas atsispindi ir jos knygose, bent jau knyga Laiko būčiai persmelkta ir dzenbudistinės filosofijos. Iš Japonijos atvykusi į Jungtines valstijas, Ruf Ozeki iš pradžių dirbo kuriant dokumentinės televizijos programas. Vėliau jį ėmė režisuoti filmus, kurie pelnė ir ne vieną apdovanojimą. Tačiau, susidūrusi su problemomis dėl filmų finansavimo, ji nusprendė parašyti knygą. Pirmoji jos knyga buvo publikuota 1998 metais. Ji pelnė puikius įvertinimus ir apdovanojimus, lygiai kaip ir antroji. Tačiau būtent trečiasis jos kūrinys knyga Laiko būčiai pasirodęs 2013 metais ją išpopuliarino visame pasaulyje. Už šį romaną ji nominuota Man Booker, Impact Dublino, JAV nacionalinės knygų kritikų draugijos premijoms. Pati autorė pasakoja, kad šios knygos kelias nuo jos kūrimo pradžios iki išleidimo truko 7 metus. Iš pradžių knyga turėjo visai kitokį siužetą ir formą nei dabartinėme variante. Viską pakeitė Fukushimos tragedija ir Japonijoje nusiaubęs tsunamis. Rašytoja sako, kad tsunamis jai padarė panašų poveikį kaip rugsėjo 11-osios tragedija. Jis sako, aš pradėjau galvoti apie būties trumpalaikiškumą. Autorė pasakoja, kad tokie įvykiai pakeičia suvokimą apie laiką ir erdvę. Iš tokių skaudžių patirčių apmąstymo ir gimė ši knyga. Taigi, Ruf Ozeki knyga Laiko būčiai. Tai knyga, kuri įrodo, kad viename kūrinyje galima sutalpinti daugybę sluoksnių, daugybę idėjų, daugybę temų. Dažnai tokie bandymai būna neįtin sėkmingi, autoriai nesugeba suvaldyti visų gijų. Tačiau šiai autoriai tai pavyko. Jis sugebėjo suderinti mokslą, kvantinę fiziką, ekologiją, dzenbudizmą, pasakojimus apie karą, depresiją, patyčias, na ir žinoma Fukushimos tragediją ir tsunamį. Autorės kūriamos nuotaikos laviruoja tarp liūdnos, melancholiškos, netgi depresyvios ir šviesios su humoru. Ruf Ozeki knygoje persipina dvi istorijos. 16-metė Nao gyvenanti Tokijuje nusprendė, kad jai tai yra vienas būdas nusikratyti kankinančios vienatvės ir bendraklasių patyčių. Tačiau prieš žengdama galutinį ir neatšaukimą žingsnį, Nao nori papasakoti savo prosenelės budistų vienuolės išgyvenusios daugiau kaip 100 metų gyvenimą. Kitoje Ramiojo vandenyno pusėje, nuošalyje Brito Kolumbijos saloje gyvena rašytoja Ruta. Vieną dieną išėjusi pasivaikščioti, jie aptinka į vandenyno krantą išplautą priešpėšio dėžutę su keistu turiniu. Pluoštų laiškų, raudona knyga ir laikrodžių. Šioje dėžutėje ir surašyta Nao istorija. Galiausiai abi šios istorijos ima pintis, o knygoje atsiranda ir magiškojo realizmo elementų. Tai knyga apie laiką ir erdvę, apie praradimą, apie tai, ką reiškia jaustis vienišam ir kartu apie tai, kaip mes visi vienas su kitu esame susiję, kad ir nematomais ryšiais. Tai ir knyga apie skaitytojo ir rašytojo santykius. Kaip sakė pati autorė, ši knyga apie tai, kas nutinka, kai personažas paplekšnoja rašytojai per petį ir įkvepia jai gyvybės. Tai knyga apie personažą, sukuriantį rašytoją. Kaip apie šią knygą recenzijoje rašė Jurga Mandrijauskaitė, šį literatūrinį origamio žaidimą laiku galima rekomenduoti labiau ne filosofijos, o magiškojo realizmo mylėtojams. Taip pat skaitytojams besidomintiems netradicinėmis literatūros formomis bei rytietiška kultūra, ypač Japonijos. Tad, jeigu ieškote išskirtinio daugialypio kultūrinio pasakojimo, Ruf Ozeki knyga Laiko būčiai jums turėtų patikti. Ir tikrai, šis Ruf Ozeki kūrinys knyga Laiko būčiai rekomenduojamas įdomios, rimtos, originalios literatūros gerbėjams. Tiek šį kartą laidoje Renkuosi knygą, su jumis kaip visuomet buvau aš, Audrius Ožalas. Geros dienos ir gerų skaitinių.